Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programoje numatyta regionų plėtra ypač priklauso nuo juose esančių su žuvininkystė susijusių bendruomenių aktyvumo. Lietuvoje įsisteigusios žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės veikia vadovaudamosi lyder principais, o naudingos patirties ėmėsi iš kiek anksčiau susikūrusių kaimo vietovėse veikiančių vietos veiklos grupių. Visa parama iš šito žuvininkystės fondo per žuvininkystės grupės yra administruojama principu iš apačios į viršų ir yra nauda visuomeniai, orientacija yra pagrindinai į socialinius dalykus. Antroje vietoje yra smulkus verslas, daug žvejų išėję iš verslo, nebeturi ko užsiimti, nebeturi pajamų. Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių parengtose strategijose numatyta nemažą dalį Europos žuvininkystės fondo paramos skirti iš aktyvios žvejybos pasitraukiančių smulkių įmonių veiklos diversifikavimui, naujų verslo nišų paieškai ir esamų darbo vietų išsaugojimui. Nors visose Lietuvos žuvininkystės regionuose sprendžiamos jiems aktualios specifinės problemos, bendras visų šiuo metu įgyvendinamų strategijų bruožas jų kompleksiškumas. Stengiamasi, kad įvairios priemonės vienos kitas papildytų, o pati regiono plėtra paveiktų ne tik materialinę, bet ir kultūrinę bei socialinę sritis. Rekreacijai daug yra skiriama paramos, susiję su rekreacinė žvejyba, taipogi su žmonių apsilankymu lankytinose vietose. Tai yra būtent matomi rezultatai ir kiekviena žuvininkystės veiklos grupė to ir siekia. Manoma, kad žuvininkystės regionų plėtrai numatyta Europos žuvininkystės fondo parama bus skiriama ir pasibaigus Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos įgyvendinimui. Nemažai žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių administruojamų projektų tęstinio pobūdžio, todėl turės būti įgyvendinami ir pasibaigus šiam finansiniam laikotarpiui.